Pačioje Kauno širdyje įsikūręs restoranas Miesto sodas pavasarį švenčia ypatingą jubiliejų, jau 20-ąjį savo gimtadienį. Tiesa, vietos priešistorė mena dar ankstesnius laikus, 1995 metus, kuomet restorano vadovai įkūrė pirmąjį sėkmingą projektą, tuo laiku ypač mėgiamą kavinę Astra. Na, o šiandien Miesto sodas tituluojamas legendinė vieta, nes per ilgus gyvavimo metus čia nesyk yra lankėsi svarbiausi šventę ar susitikimus rengia bene visi kauniečiai, bei puokštė šalyje ir pasaulyje žinomų žmonių. Miesto sodas tai yra siejamas su mūsų kaiminystėje esančio muzikinio teatro parku, kur kauniečiai žino, kad Miesto sodą reikia ieškoti centre, o ne kažkur šilainėse. O siena, aišku, buvo su gynybinė siena, šalia praeina. Taip kilo mintis, tai tiesiog buvo verslo plėtra. Ypač patrauklioje vietoje Laisvės alėjoje greta muzikinio teatro sodelio 20 metus gyvuojantis restoranas neabejotinai yra tapęs miesto identiteto dalimi. Čia viena gražiausių Kauno vietų. Tai yra Laisvės alėjos simbolis. Miesto sodas, gražiausiai Kauno vietoj įsikūręs restoranas, kaip tai bebūtų. Galėčiau drąsiai sakyti, kad su Miesto sodu užaugo kartu ir mano vaikai, nes šalia Miesto sodo yra vaikų žaidimo aikštelė, į kurią mes labai dažnai ateidavom. Kaip ir prie fontano turbūt viskas aišku, kur yra, taip pat ir Miesto sodas, kad čia prie šito parkelio, prie muzikinio teatro, superinė vieta. Ilgainiui tai tapo vienas iš miesto simbolių, nes tikrai nekyla niekam klausimų, kaip pasakai, kur susitinkam prie Miesto sodo ar Miesto sodo, visi žino, kur ta vieta. Įprotis, kad jeigu kur eiti kavos išgerti ar pavalgyti, čia į Miesto sodą. Tai jeigu tu išeini iš teatro, tai kur eiti? Tai pirmiausias taškas į Miesto sodą. Būtent su Miesto sodu kauniečiai sieja gausybę nostalgiškų prisiminimų, juk čia vyko jų pirmieji pasimatymai, šventės bei smagiausi susitikimai su bičiuliais. Ar pasimatymai, ir aš dar buvo tie laikai, kada ir diskotekos čia buvo, tai visą tai išgyvenau ir švenčių gimtadienius, kada esi čia savo, tai tokia labai ta vieta pilna visokių įvairiausių prisiminimų. Ir jūs manęs dabar atgaivinat beje. Praslinko 20 metų ir kaip viena diena prabėgo. Man atrodo, kad čia vakar įsikūrė šitas restoraną. Aš turbūt lankiausi šitoje vietoje, kai buvau paauglė, man likę prisiminimai, patiekalai, kurie išlikę labai seniai, paskui aš stebėjau pokyčius šitos kavinės ir man dabar kokia jinai sugrįžus vėl tokia, jau kitokia pati ir aš labai džiaugiuosi, kad mes turim tokią vietą Kaune. Ši vieta turi dvasią, kas yra svarbiausia, man atrodo. Jau nuo pat savo gyvavimo pradžios restoranas buvo ypač inovatyvus, jie ne tik pirmieji įrengė atvirą virtuvę, bei sutiko lankytojams atskleisti kulinarinių šedevrų gimimo užkulisius, bet ir nustebino fenomenaliu salotų baru. Tiesa, pirminė jo idėja buvo, jog kol gaminamas patiekalas, kad maisto nelauktų tuščiu skrandžiu, žmonės galėtų užkąsti salotų. Tačiau klientai netruko pademonstruoti savo išradingumą, tad salotų baras tapo puikia galimybė gardžiai valgyti už simbolinį mokestį. Jie buvo patys pirmieji, kur čia buvo toks kaip švediškas stalas ir, žodžiu, reikėdavo mokėti, man atrodo, 3 litus arba 5, priklausomai nuo to, kiek gali įsidėti į lėkštę. Tai ten vystydavo kūrybiškumą studentų. Tai čia žmonės patys išradingi yra. Pasiima mažesnę lėkštutę, kadangi buvo mažesnė viena kaina, didesnė kita, tai ten pirmiausia apsidėdavo kraštus pomidorais, paskui į vidų dėdavo vėl kraštus ir susidėdavo tokį kūgį. Teko nuo paskaitų kai kurių nusiplauti ir atvažiuoti salotų. Atsimenu, jo kiek sumokė, pinigą gali krauti tiek, studentai mokėdavo prasidėti tiek daug. O kadangi mes buvom tuomet jauni, pinigėlių skaičiuodavom, tai tų salotėlių jau taip išradingai susikraudavome bokštelius, kad pavalgyti nebrangiai, daug ir labai skaniai. Reikėtų atgaivinti, man atrodo, tą. Nostalgija kauniečiams kelia ir prisiminimai apie su Miesto sodu praeityje glaudžiai susijusi naktinį klubą Siena, kurio patalpos šiandien transformuotos į kulinarijos studijos Gastro Siena, rengiančios mokymus, degustacinės vakarienės, privačias šventes, vakarėlius, pristatymus, kursus bei konferencijas. Aš manau, kad Siena buvo vienas iš simbolių, kur tikrai kiekvienas save gerbintis studentas
turėjo ateiti, sudalyvauti, pasilinksminti, nepabijokime to žodžio pasitūsinti. Mes ten apačioje, undergroundą varėm. Pirmiausiai viršui nusėsdavo ypač berniukai, kurie skanuodavo mergaitės einančias į naktinį klubą ir jeigu jau mato, kad geresnė kompanija nuėjo, tai tada jie leidžiasi irgi ją. Ten būdavo minimos kalantinės kartu su gera muzika, roku, džinsais mėlynais. Ateina tėtis su 12-13 metų berniuku ir nori pakliūti pas mus į apačią, kur veikia naktinis klubas savo laiku. Aš šitą sutikau ir sako, aš čia kažkada jau. Kur esmė? Esmė tame, kad tėvas atvedė sūnų parodyti, kur jisai susipažino su savo žmona, sakysim, tai dabar sėkmingai veikia 2 banketinės pobūvių salės ir čia prieš nepilną pusmetį veiklą pradėjo mūsų gastro studija, gastro siena. Tie, kurie užaugom čia tame klube, su nostalgija galime grįžti į kūrybinės dirbtuves ir gaminti patiekalus savo šeimai, mokintis. Ir visgi viso ko pagrindas į restoraną jau 2 dešimtmečius pritraukiantis būrius lankytojų yra čia su meile gaminamas maistas. Mes net sakom, ne meniu, bet programa, tokia programėlė. Pažiūrės, vartai 5 minutės, ateina ką, kaip visada. Ir tą padidino cezaris salotos su vištiena. Klasika yra klasika, kuri nesikeičia, tai astros kepsnys, Kijevo kotletas, populiariausias cezaris su vištiena. Baltoji ledi tortas, kuris yra nepakeičiamas, nepamainomas. Nuostabus yra juodas miškas tortas. Jie turi mano labai mėgiamą kepsnį Astra, kuris yra jau daugybę metų jų meniu. Bet labai smagu, kad jie auga kartu su savo lankytojais ir stebina vis naujais, vis kitokiais patiekalais, taip pat kaip ir aš, prikelia juos antram gyvenimui. Svarbiausia yra maisto restorane maistas, ir be abejo ir kaina, tai čia ko gero yra kokybės ir kainos santykis tas optimalus, kur leidžia išlikti tos 20 metų ir teisinga linkme einama ir išlaikomas tas lygis, kur galima skaniai pavalgyti už padorę krikščionišką kainą. Kartais tijų namie gaminti, nes čia gali ateiti ir gauti geriau. Kaskart vos įžengus pro duris miesto sode lankytojus pasitinka visuomet besišypsantis ir paslaugus restorano personalas. Dalis jų čia dirba kone nuo restorano įsikūrimo, o visi kaip vienas restoraną vadina savo antraisiais namais. Labai geras kolektyvas, labai smagus, mes čia einam kaip namo. Pirmiausia, aš galvoju, kad viskas priklauso nuo žmonių, kurie dirba čia, nuo kolektyvo, nuo personalo nes be žmonių tai turbūt būtų tiesiog tuščios plikos sienos. Ir draugauju jau su vienu padavėju, kuris berods čia dirba daugiau nei 17 metų. Nemažai svečių ateina ir dairosi, klausia, kuris šis staliukas, kur čia bus rimukas aptarnaus. Aš Laisvės alėją vaikščiodavau ir mačiau jo virsmą, kai buvo čia dar tik griuvėsiai, po to jau statėsi pats restoranas ir taip su pavydu kažkaip, kaip jis pasistatė, pagalvodavau, visai aš norėčiau čia dirbti. Likimas suvedimas. Vakar net galvojau, ar jie yra šeimos nariai, gal nėra šeimos nariai, bet giminaičiai tikrai. Patraukli vieta, gardus maistas bei draugiškas restorano personalas ne vieninteliai miesto sodo išskirtiniai bruožai. Langai šitie, kurie, pavyzdžiui, man tai labai patinka. Tas, kai tu turi langų sieną ir net kai lyja lietus, kas gali būti romantiškiau, sėdėti, pavyzdžiui, gerti arbatą, valgyti tą juodą mišką ir žiūrėti, pavyzdžiui, tenais byra lašai už lango, o tau šilta ir jauku. Aš esu estetikos mėgėja, klasika yra klasika, tu daryti, ką nori, gali kaip nori nertis iš kailio, bandyti būti madingas, visoks koks šiuolaikinis, bet klasika yra klasika ir tu jos neišbrauksi. Vis tiek per laiko prizmę žiūrint, jisai išliko. Išlaikyti savo stilių. Ir išliko toks geras tonas, išlaikytas statusas, kaip sakyti, nenusivažiavo. Dar vieną dalyką, žinau, kad jie ruošia visokias prezentacijas, ne tik čia, išvažiuojamas. Paskutinis kokius 6 metus, 5, mes bendradarbiaujam su miesto sodu. Pas juos nėra jokių ribų, jie neturi jokių tabų. Reikia bus, nereikia nebus. Žodžiu, visi įmanomi įgeidžiai, įnoriai ar kas tik tai nori bus išpildyti. Ir, man jie naujas atradimas, galima sakyti taip. Jau gal kokie 4 metai, jeigu nedaugiau. Vyksta 3 kartus savaitėje. Protmūšiai labai populiarūs, mėgiami. Vyksta, aišku, savaitgalio muzikiniai renginiai.
Restoranas vietoje nestovi ir lankytojus nuolat stebina, tačiau niekuomet nejudina kertinio miesto sodo akmens. Sėkmė arba tas 20 metų darbas yra susijęs su stabilumu. Mes kaip pradėjom prieš 20 metų, kad tai bus europietiška, šiuolaikiška, moderni virtuvė. Buvo ir sunkesnių etapų, bet mes išlikom ištikimi ir štai, manau, mūsų svečias tą vertina. Tikrai noriu aš jiems labai naudodamas progą padėkoti, laukiam ir mums pati didžiausia dovana antrą kartą ir vėl sugrįžtantis svečias. Na, o koksgi gimtadienis be torto, šampano ir sveikinimų? 3 kartus valio! 20 metų tai visai nedaug, o tai iš tikrųjų tai 20 metų yra labai mažai, tai linkiu dar 3 kartus tiek, gyvuokit, stebinkit, džiuginkit. Linkiu būti savimi, su visom baltom staltiesėm ir klasika. Turėti ir toliau savo veidą ir toliau skaniai maitinti kauniečius, Kauno svečius, visus atvykstančius į Kauną, į Laisvės alėją, atsinaujinusią, be atsinaujinančią Laisvės alėją. Mažiausiai 20 metų, gali būti ir dar vienas nuliukas, tai bus iš vis jėga. Tai kad ir toliau gyvuotų, kogi čia daugiau. Išlikite tokie, kokie esate, tegul jums visuomet sekasi, būkite sveiki. Linkiu daug metų, kolektyvų ištvermės, o šefams finansinės sėkmės. Restoranui be abejonės labiausiai visuomet reikia lankytojų, tad linkiu, kad jų būtų 2 šiais metais ir kad klestėtų dar ilgus metus kaip miesto simbolis. Aš linkiu išlikti tokiem patiem ir nepamesti to savo žavesio šiuolaikiškumu, bet taip pat išlaikyti pulsą ir suprasti, kogi mes visi dar tikimės iš šitos vietos ir ilgų gyvenimų. Gal paskui lankysiu su savo vaikais, tikiuosi. Kad visą laiką čia brūzdėtų. Kad visą laiką būtų svečių ir restoranas klestėtų. Kai viską darai iš širdies, tai viskas ir sekasi. Ačiū, kad esat ir gyvuokit. Ir žinokit, kad mes jūs labai mylim.